jums reikia logistikos kontaktus. Ir pavyzdžiui, turi būti iš Vokietijos. Jums reikia visų logistikos centrų L paštus, pavadinimus, telefonus, visą informaciją. Tai ką jums reikia padaryti? Tai užeiti į Google Maps'ą ir peržiūrėti tikslingą raktažodį. Taip, tai mes matome, kad mano logistik tiesiog netinkamas raktažodis, o tinkamas logistic service. Tai mes kopijuojam šį pavadinimą, šį raktažodį ir įdedam jau čia. Tai čia yra tokia programa, aš aišku nesigilinsiu, kaip ją naudoti, bet jeigu sudomins jums šis produktas, tai aš galėsiu paaiškinti, kas ir kaip. Tai dabar aš čia įvedžiau Logistic Service In, čia tiesiog tokia trumpa programa. Cities, čia vokiški miestai, čia visi vokiški miestai pagrinde, o čia jau eina rezultatas. Ir šį rezultatą mes kopijuosime į šią skiltį. Tai dabar man reikia tiesiog pasirašyti trumpą programą. Dabar jūs gausite rezultatą. Turėtume gauti rezultatą čia. Pasitikrinsim. Ir matome, kad Logistic Service in Aalen. Ir čia taip pažymėti visi su visais miestais, pažymėti raktažodžiai. Tai dabar tiesiog copy-pastinu čia. Čia galiu užvadinti Logistic, jau nesvarbu, kaip čia pavadinsime. Pažymėsiu varneles. Ir mes jau esam pasiruošę išgauti informaciją iš Vokietijos. Ir iš esmės čia jau bus visas sąrašas tų įmonių, kurie užsiregistravo Google Maps'e. Čia vienintelis trūkumas, kad ta programa gali tik traukti informaciją iš Google Maps'o, daugiau nebegali. Tai dabar spaudžiu Start. Ir ši programa pradeda iškart dirbti. Tai koks principas? Pažiūrėsim Edit, paspausim. Tai matote Logistic Service in Aalen. Tai jį įvedė šita programa, tą pirmą raktažodį iki tos stulpo. Taip, vėliau, kai visas miestas bus pabaigtas, jį pereis prie kitos užduoties, o kita užduotis jau bus su kitu miestu. Ir taip, kol visus miestus jį neapdirbs ir neištrauks informaciją, jo programa veiks. Tai mes galim uždaryti ir dabar jau matyti, kad čia mažiau minutės, jau 20 L paštų. Taigi aš grįžau ir matau, kad čia po pusvalandžio jau pasirodė 700 L paštų. Tai čia normalus rezultatas, tai po 2 valandų jau bus dar, pavyzdžiui, 3000, tai žiūrėsime, kaip bus vėliau. Bet aš laukti nenoriu tos visos programos, nes noriu užbaigti šį įrašą, bet jūs jau, kaip suprantu, pagavote esmę. Tai jau čia kiti raktažodžiai, nežinau ar surasim, bet jį dabar daro kitą miestą. Kažkur čia viduriukas ar ne viduriukas, bet mes pabandysime sustabdyti tą programą ir pažiūrėsime, kaip išsaugoti į Excelį. Tai paspausdami į Excelį, jūs galite irgi padaryti taip, kad neleisti programai iki galo išgauti informacijos, bet čia jau aišku skonio klausimas. Tai dabar galime rašyti Vokietija, logistikos kontaktai, kaip pavyzdys. Ir dabar tas failas pasirodė čia. Ką mums reikia padaryti, ką aš pastoviai darau, tai siunčiu savo į L paštą tą duomenų bazę, nesvarbu, kaip jūs čia užvadinsit. Pažymėsit Vokietijos logistikos kontaktai, išsiųsit savo tos kontaktus ir jums reikia patikrinti, kaip pavyzdys, savo L paštą turėtų ateiti. Tai dabar parsisiunčiu. Kai parsisiunčiu, man reikia įdėti į jau Google Drive. Tai čia šis failas įsidės, dabar galiu jį atidaryti. Atidarysime ir žiūrėsime, ką mes čia gavome. Tai gavome tokį sąrašą, kur galime pamatyti, kaip ir svetainės duomenys, kaip ir L paštai.
ne tik vienas įmonės L paštas, bet ir keli L paštai. Man tų paštų nereikia, tai aš juos ištrinu, jūs galite naudoti. Tai čia turim tokį gražų kontaktą, kontaktinę informaciją visą, pavadinimą ir jums, man atrodo, reikia tik pavadinimą, svetainę, L paštą, numerį, priklausomai nuo užduoties. Galima taip pat siųsti laiškus, jeigu reikia. Kartais, pavyzdžiui, aš pradėjau nuo to, siųsdamas šaltus laiškus. Ir dabar siunčiu laiškus, aišku. Tai turite tokį failą, kurį galite panaudoti arba parduoti, kaip pavyzdys. Tai tiek būtų informacijos.